Miestas 20 km nuo Lazdijų, iš 3 pusių supamas Ančios ežero. 13 amžiuje minima Veisės sritis. 1501 metais dvaras. Miestelis įsikūrė 16 amžiaus pirmojoje pusėje. Per 18 amžiaus pradžios šiaurės karą nukentėjęs miestelis buvo perplanuotas pagal klasicizmo principus. Senoji miesto dalis išlaikė senąjį planą. 18–19 amžiaus pradžios užstatymo fragmentus. Ančios ežero pusiasalyje išliko 10 hektarų 18 amžiaus parkas su dvaro rūmų flygeliu, miestelio bažnyčia. Parke prie ežero auga uosis, gamtos paminklas. 1928 metais miesto aikštėje, minint Lietuvos nepriklausomybės atgimimo 10-metį, buvo pastatytas paminklas pagal architekto dailininko scenografo Vladimiro Dubeckio projektą. 1952 metais paminklas buvo nugriautas, 1991 metais vėl atstatytas. Veisiejų progimnazijoje nuo pat jos įkūrimo iki uždarymo muziką dėstė kompozitorius ir choro dirigentas Juozas Neimontas. Jis aktyviai dalyvavo organizuojant lietuvių vakarus, platino caro valdžios uždraustą lietuvišką spaudą, rinko ir harmonizavo lietuvių liaudies dainas, sukūrė originalių dainų. Mirė 1963 metais. Kapinėse pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Veisiejuose gyveno esperanto kalbos autorius Liudvikas Lazeris Zamenhofas. Nors Lietuvoje gyveno neilgai, tačiau ją laikė savo tėvynę. Miestelis 32 km nuo Lazdijų, Baltosios Ančios ir Niedos santakoje, šalia 27 000 hektarų Kapčiamiesčio girios. Jame 800 gyventojų. Įsikūrė prie dvaro 16 amžiaus pradžioje, 1724 metais pastatyta bažnyčia. Nuo 18 amžiaus pabaigos iki 20 amžiaus pradžios veikė geležies ir vietinės balų rūdos liejykla ir metalo dirbinių įmonė. Per Antrąjį pasaulinį karą Kapčiamiestis buvo beveik visiškai sunaikintas, atsikūrė pokario metais. Kapčiamiesčio vidurinėje mokykloje įkurtas Rezistencijos etnografijos muziejus. Jame gausu eksponatų menančių senovę. Juos sunešė miestelio gyventojai. Vienas iš naujausių eksponatų – Menciškės pradžios mokyklos iškaba. Ją norima restauruoti. šalia Kapčiamiesčio Gardino kelio Baltosios Ančios upės krante
yra akmens amžiaus stovyklavietė. Kapčiamiestyje gimė kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, dainininkas, vienas lietuviškos muzikos kūrėjų Česlovas Sasnauskas. Kapčiamiesčio senosiuose kapinėse palaidota 1831 metų sukilimo veikėja, karšta tėvynės mylėtoja, maištingoji grafaitė Emilija Pliaterytė. Vaikystėje žavėjosi knygomis apie kovotojus už laisvę, buvo griežtai nusiteikusi prieš Lietuvą valdančius rusus. Miestelis 30 km nuo Lazdijų prie Seiros upės, jame 2000 gyventojų. Miestelis minimas nuo 1516 metų. 16 amžiaus pradžioje pastatyta cerkvė, 1580 metais bažnyčia. Išliko radialinis gatvių planas, keliai veda į Druskininkus, Varėną, Seirijus, Lazdijus, Kapčiamiestį. Leipalingyje pastatytas paminklas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui paminėti. Autorius architektas Boselelis Molchis. 1952 metais paminklas buvo nuverstas ir užkastas į žemę. 1989 metais buvo atstatytas. Išlikusiuose Leipalingio dvaro rūmuose įsikūrusi pradinė mokykla. Leipalingio kraštotyros muziejų 1957 metais įkūrė Leipalingio vidurinės mokyklos mokytojas ekspertas, garbės kraštotyrininkas Algirdas Volungevičius. Kaupiant muziejinę medžiagą, talkininkavo mokyklos mokytojai, moksleiviai. Gausiuose muziejaus eksponuotuose Leipalingio ir viso Lazdijų krašto istorija nuo seniausių iki dabartinių laikų. 12 000 eksponatų. Muziejų papildo eksponatai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Tiesa, aš jau čia antrą kartą. Toliau sąrašai yra išvežtų visų žmonių, sąrašai ir nuotraukos, ir yra nužudytųjų sąrašai, kurie buvo nužudyti pokario metais. Vat 4 sąrašai yra. Nu, yra mokyklos istorijos kambarys ir yra išžymėjai kraštiečiai kambarys, irgi labai įdomus kambarys. Tai va, aš nežinau, kokį jums tema domina. Mes bendrai, kad pasižiūrėtum. Bendrai? Taip. Nu gerai, tai pereidam. O kitas šitokias. O čia va yra kauniečių Jūzonių nutapyta Emilija Pliaterytė. O čia Emilija Pliaterytė Arminos Rabijano, Jeremanė. Reiškia, yra šitas ant balto marmo yra atvežta. Jis atvežė Čiurlionį mums. Jis vieną norėjo, bet kadangi Čiurlionio pradinė kilmė tėvas gimęs Gobinių kaime, o motina Seirijuose, tai sakau, jie vieną norėjo. Arba Emilija Pliaterytė, arba jį, tai jis abudu padarė. Darius Girėnas Lenkijoje, Leonas Beniūnas Lenkijos. Čia reikia pasakoti apie šitos dalykus. Reikia.
kasyklose. O šitas žmogus, jis su jais, kur nusifotografavo, atėjo muziejų, pamatė, užsidėjo, sako, aš su tokiais Sibire dirbu. O čia, pavyzdžiui, yra vakar žiūros šitą. Va čia apačioj Spaskos Legaro ramentas. Šita Žagarų kaime gyvena, tai jį su šitų, ją ten sulušino, tai jį su šitų vaikščiojo ramento. Ir dar aš tik neeksponuoju, yra pas mane Vorkutos žetonai kalinių. Šventa duota? Aha, tai šventos duotos, kuri buvo, yra Leipalingio paminklas nepriklausomybės. Mes vieni pirmųjų Respublikoje iškasėm, atkasėm ir reiškia pastatėm. Bet tai toj vietoj jisai, kur dar... Toj pačioj vietoj. Taip, toj pačioj vietoj. Toj pačioj. O už jo yra Šventos Agotos koplyčia. Ir ant jos buvo nežinomo autoriaus statula Šventos Agotos. Didžiulė sabonio ūgio, virš 2 metrų. Tai dabar Dabrukas Balys, druskininkų tautodailininkas, medžio drožėjas, mūsų mokyklos auklėtinis 4 laidos, jis klebono prašymas padarė ir jis, reiškia, atvežė, o aš susitarau, kad muziejų tai duotų. Nu tai vyram, kurie atvežė, sunku, pamatysit, reikėjo atsilygs. O čia matot yra arklas, žagrai yra, o čia, pavyzdžiui, prosų rinkinys, girnos, vienos, girnos, kitos, įskaptutos iš vieno medžio kamino storo, atgabentos iš Stalų kaimo. O stalai yra prie sienos už Kapčiamiesčio, kur Napoleono kareiviai, kai žygiavo į Rusiją, jie pietavo, buvo pasidarę stalus ir nuo to pavadinimas Stalų kaimas. Cepelinus mėgstat? A matė tokį suskilėm tą samtį? O čia va yra pokaro metų samogončikų Bravoro šaldytuvas. O pats samogončikų Bravoras, mato, ten yra irgi. Ai, nuotraukų? Nuotraukų. Nu, čia yra ir daugiau įdomų dalykų, bet va, pavyzdžiui, dalėksimės labai ilgai ieškojom akėčių su plaušais surištų. Su plaušais, be metalo. Nuvažiavom, Jurgeliškės dvaras dar buvo, tai ten buvo ant storo medžio viršūnės, jis be viršūnės. Tai buvo gandro lizdas, bet argi jums jį, bet paskui mes radom, aiškiai. O čia va tas sabonio ūgio, matot, statula. Kas čia šitas? Tik neskalbs, sakykit. Ir šitas prie Johanas. Drabužiam kočiot, ne? Šiaudais dengti stogą dzūkiška mašina. Jau nėra šiaudinių pastogių, kur kreivė kadais įrašė, o mašina dar yra išlikusi. Kas ten viršai, gal pasirinksi kokių dalys? Viso rajono mokyklų, kada jos yra įkurtos. Pavyzdžiui, Veisiejų 20, čia reiškia, Veisijuose buvo įkurta progimnazija, vidurinė mokykla dabar vadinosi. 3 rūmai, Oginskių rūmai, bet dabar yra išlikęs tik tai vienas. O šito, reiškia, šito jau nėra. Nu ir čia yra, nu jau aš nepasakosiu, čia daug vertingos literatūros, o pavyzdžiui ir geografija 1792 metų. O čia, kur jūs žiūrite, jau mūsų mokyklos istorija. Reiškia, pirmieji, reiškia, o šitos kanklės, tai pagamintos Juozo Telešaus, jis dabar Alvite gyvena, 1927 metais Leipalingio progimnazijoje. Jis kelis kartus per televiziją jisai buvo rodė. O čia gitara, jo viduryje užrašyta. 1934 metais Seirijų amatų mokykla. Dabar nėra tos amatų mokyklos. Nu ir čia jau iš tų laikų, matot, prieš karinis koks Leipalingis, va.
o ten yra ta Šventos Agatos. Va, šita, kur yra pas mus muziejui. Tai matot, va jį matyti, ant Šventos Agatos statulos. Čia atlaidas yra. Nu, čia tai pagal metus. O čia yra vinjetės, iš jų perfotografuojant, mes gaudom. O čia, reiškia, jau yra kaip Butėnas, rašytojas Julius Butėnas. Jau atsiminimai, kaip jis Vokiečių okupacijos metais mokytojavo. Čia jau kiti metai. Mūsų mokinių dovanos iš įvairių vietų. Iš Karagandos, iš Australijos Laukaitis, iš Donbaso, iš Bielgorodskaja. O čia jau mūsų, reiškia, od Dabruko. Nu, čia yra anglų kalbų žodynų autorius Svecevičius. Jo, ten yra daug jo, kur mokyklose rodo. O čia Bizeras Vytautas Elektrėnų direktorius. Nu, čia kiti yra, pavyzdžiui, Roberto Grigo. Žinot, kunigas, jis pas mus baigė vidurinę mokyklą. Savukynas Bronys. Česlovas Radvilavičius. Jis Kaune Politechnikos institute fiziką egzaminuoti, jo vadovėlį ten parašyti. O dabar Varnauskas atsiuntė irgi, reiškia, jis enciklopedijų redakcijų, leidykloje ten dirba, reiškia, tai va jo irgi eilėraščiai atsiųsti. Bet dar aš noriu, va Vaižgantas. Vaižgantas, Radzevičius Algimantas parašė. Jis baigė mūsų vidurinę mokyklą. O šitą baigė vidurinę mokyklą. Ir jis jau buvo filologijos mokslų kandidatas, o čia jis gynė daktaratą apie Vaižgantą. Jo motina mirė vėžiu. Tėvas stovėjo Druskininkuose Melnyčėlės parduotuviai, infarktas mirė. Jo brolis labai gabus už jį dar gabesnis žurnalistas, jis kepenų cirozė mirė. Žmona jį paliko ir jis vis dėlto gynė doktoratą filologijos mokslų daktarą. Mes nuvažiavom slapčia jam nežinant. Buvusi direktorė Zusevičienė, mokytoja Onutė Bleizgynė, poetė lituanistė, dabar metodininkė, ir aš. Ir dar vežė, reiškia, važiavo fotografas Giedraitis, tada jis buvo atvykęs, jis dėstė paišybą. Ir mes buvom ir už tėvą, ir už motiną, ir už viską. Ir jis labai nustebo. Ir dabar čia momentas, kai Bleizgynė rašo savo kūrybos sveikinimą jam. Zusevičienė duoda gėlę, o aš duodu dovaną, mes sudėjom pinigų ir dovaną nupirkom. Jis labai nustebo ir sako, kviečia, va, skaito labai, va čia yra skaito ir mano žmona, ir dukra 16 metų. Atėjo vis dėlto kaip toks momentas. Sakom, neturim laiko už tai, kad reikia laukia vairuotojus, reikia važiuoti. Vat matot. Ir daugiau čia yra tų. O čia, pavyzdžiui, yra abiturientų dovanos. Vat, pavyzdžiui, šito 2 sviediniai. Jų laida po 20 metų susitiko ir jau buvo 2 sporto meistrai. Vat vienas. Ir pasirašė visi tie laida. Antanas Taraskevičius. Jisai moterų rankinio komandos vyriausias treneris dabar yra. O čia, pavyzdžiui, po 35 metų Balys Dabrukas, tautotininkas Medžio drožėjas, kuris tą Šventą Agotą padarė. Va ir jų parašai. Va, Dabrukas buvo šitas, jis buvęs direktorius ir Kapčiamiestyje, ir Šeštokuose, ir Lazdijuose, ir Druskininkuose miręs. Eksponatų yra. Vot matot, stendas yra Leipalingio apylinkių Jotvingių kapai. Dabar, pavyzdžiui, čia įdomus dalykas. Tai buvo prieš 25 metus. Aš buvau vienas, buvo rugpjūčio 31 diena, rytoj bus rugsėjo 1 diena. Aš buvau vienas čia muziejų, atbėgo mažas berniukas, jis šokinėjo, džiaugiasi, mokytojau, aš jau pirmokas, jis į mokyklą. Paskui bėgo prie manęs ir kuždėjausi, mokytojau, ar yra pas jūs muziejui šaukštas, kuriuo Leninas valgė? Sakau, ne, nėra. Sako, o mes turim. Sakau, gerai, tu atnešk į muziejų. Rytoj aš atnešu. Jis atnešė va šitą šaukštą. Tai aš klausiu, sakau, iš kur jis? Sako, Šušinskoje. O Šušinskoje yra Sibirė, kur buvo ištremtas Leninas. Sako, mes ten buvom. Aš supratau, kad jie tremtiniai, reiškia, bet nuo to laiko, kas tik atvykdavo, aš visą pasakojau šitą istoriją, niekas visą, net buvo iš komunimo CK, iš partijos CK, reiškia, ir jie nieko nesako, už tai, kad Lenino vardas buvo. Pas mus yra daug tokių įdomių eksponatų. Pavyzdžiui, va šita. Jūrų žvaigždė. Mokiniai, čia yra gyvuliukas, tai kur jo burna, kaip jūs valgėte? Mūsų mokiniai sugavo jūrų žvaigždę Meksikos įlankoj, perpėjo peiliu, įmetė į skrusdėlyną, skrusdėlis išėdė mėsas, liko tik oda, kaitino dujinė plytelė iki 60 laipsnių temperatūros,
Jeigu daugiau, tai užsiriest. Ir va, jis pasidaro eksponatą, sako, va. Ir norim jums padėkoti už tikrai nuostabius tokius jūsų sukauptus eksponatus, kad jūs taip mylit Lietuvą ir tikrai ačiū už jūsų nuostabų pasakojimą. 19 km nuo Lazdijų prie Alytaus Lazdijų plento įsikūrė Seirijų miestelis. Jame 1200 gyventojų. Dvaras ir miestelis įkurti 1510 metais. 1538 metais buvo pastatyta katalikų, 1598 evangelikų bažnyčia. Nuo 1687 metų daugiau kaip 100 metų Seirijus valdė vokiečių kunigaikščiai. Seirijų klestėjimo laikotarpis buvo 19 amžiaus pradžia, kai miestelyje gyveno arti 3000 gyventojų. Seirijų vidurinėje mokykloje veikė 2 muziejai – Antano Žmuidzinavičiaus kambarys muziejus ir mokyklos istorijos muziejus. Antanas Žmuidzinavičius gimė 1876 metais Seirijuose. Gerai žinomas tapytojas, Lietuvos peizažo meistras. Baigė Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Lenkijoje, studijavo Paryžiaus privačioje akademijoje, tobulinosi Miunchene, Hamburge, aplankė JAV. Toje vietoje, kur stovėjo namas, pastatytas paminklinis akmuo.